Atvažiavome į Reikjaviką. Šiandien planuose yra važiuoti gaudyti banginį. Aš labai tikiuosi, kad jie įvertinę yra mano peticiją pasirašyta ir jie nuspręs dėl to, kad aš esu draugė ir pasirodys. Bet jų svetainiai rašo, kad kiekvienas plaukimas yra kitoks ir siūlo skirtingas patirtis. Todėl net jeigu neatsiras banginio, aš tikiuosi, kad bus gražių vandenyno vaizdų. Kelionė buvo gana paprasta, šiaip lengva naviguoti ir dauguma kalba islandiškai. O net jeigu ne, tai mane labai keistai pasižiūrėjo senukų pora. O gal čia mano social anxiety kicking in, bet jo, dabar aš turiu dar 2 valandas iki plaukimo. Šiaip net nežinau, gal daugiau. Dabar 8:00 ir mano plaukimas yra 11:00, tai iš esmės 2 valandas 20 minučių. Ir aš turiu tą laiką baldėlint po Reikjaviko senamiestį. Iš esmės aš dabar esu jų uoste. Tai tiesiog pasivaikščiosiu po uostą, nusipirksiu gal kokį sumuštinį pietums. Ir tokie planai. Dauguma galerijų ir muziejų atsidaro 10. Tai nežinau, ar eisiu šiandien, ar pasiliksiu kitam kartui. Bet tiek. iš ateities. Tai po praeito video buvo susilaukti vieno neigiamą komentarą. Tai visų pirma noriu pradėti, kad šitam augančiam kanale mes netoleruosime negatyvą. Čia yra propaguojamas tik pozityvas. Visų antra, atsižvelgdama į
pasiūlymą pabaigiu su like ir subscribe. Video aprašyme yra Patreon platforma, šiuo metu tipsai yra priimami Swedbank sąskaitos formatu. Kava čia kainuoja 8 eurus, tai atsižvelgiant galit palikti kavai. Ir už kiekvieną patroną duosiu bučkį vietiniam islandiškam arkliui. Tai, sakyčiau, labai apsimoka, nes kas žino, kada jūs galėsite tai padaryti gyvai. O aš siūliau patarpininkauti. Kaip ir viskas jaučiu.